Šalia Pelkių ir Užakusio ežero esanti koplyčia apipinta šiurpiais pasakojimais. Pasakojama, kad pokariu Pelkėse netoli koplyčios lietuvių partizanai prigirdė rusų stribą ir ruso dvasia esą nerimstanti iki šiol. Iki šiol geros būklės koplyčia papuošta keistu būdu – senais ant sienų sukabintais metaliniais vainikais. Tokie buvo gaminami sovietmečiu. Pokario laikais koplyčioje ginklus slėpdavo Lietuvos partizanai. Vėliau joje kartais dar vykdavo pamaldos, bet 58-aisiais iki pat nepriklausomybės atkūrimo ji buvo uždaryta. Koplyčia statyta 1929–30 metais. Lėšų jos statybai aukojo aplinkinių kaimų žmonės, jie patys daug dirbo, kad ji iškiltų. Vilkaviškio krašto muziejuje saugomi senųjų Parausių kaimo gyventojų prisiminimai. Jie liudija apie tai, kad prieškario metais apylinkėse gyventa nemažai turtingų ūkininkų, kurie ir išlaikė šią koplyčią. Koplyčia buvo naudojama kaip bažnyčia, į ją iš Pilviškio atvykdavo kunigas. Jam buvo pastatytas namas kitoje, tada dar neužakusio gretimo ežero pusėje. Šventovėje susirinkdavo gausus būrys aplinkinių kaimų žmonių. Joje būdavo laikomos gedulingos pamaldos, švenčiamos įvairios religinės šventės, rengiami atlaidai, laidotuvės. Šventorius virto kapinaitėmis, kur iš pradžių buvo laidojami ūkininkai, prisidėję prie koplytėlės statybos. Kapų pamažu daugėjo, o koplytėlės sienos iš vidaus buvo pradėtos puošti gana keistų būdu. Kai šventoriuje buvo laidojamas ūkininkas, ne visi laidotuvių vainikai būdavo sudedami ant kapo, nes dalis jų būdavo sukabinama koplytėlės viduje. Taigi, šiandien atvykome į Parausių, galima sakyti, legendinę koplytėlę. Jinai apipinta įvairiausiomis legendomis. Ir būdavo manoma senovėje, kad greta pelkių ar pelkių apsuptyje statyti šventoriaus negalima, nes pelkėse gyvena tik nelabosios dvasios. Bet ši koplytėlė buvo pastatyta ir stovi iki šiol. Šalia yra kapinaitės, kuriuose, kaip skaičiau pradžioje, buvo laidojami pirmiausia ūkininkai prisidėję prie šios koplytėlės pastatymo. Pabandykim užeiti vidun. Štai tie vainikai, apie kuriuos kalbama pasakojimuose. Tarsi liukas viršuje. Kryžius aplaužytas priekyje.
Bet bendrai paėmus, tai aš sakyčiau, kaip medinė koplytėlė, tai labai puikiai išsilaikiusi. Labai gerai. Na tiesa, grindys iš plytelių. Bet sienos medžių dengtos. Jinai visa, man atrodo, yra medinė. Jeigu neapgauna manęs informaciniai šaltiniai. Čia galimai buvo sietynai pakabinti, kur tos skylės. O ten vadinamosios viškos liaudiškai, kur gieda susirinkę giedotojai per mišias, pamaldas ar palydint kažką, aukojant šventas mišias, palydint kažką į paskutinę kelionę. Bent jau taip aš manau, kad ten turėjo būti, nes paprastai būna aukščiau visose bažnyčiose, daugelyje. Matosi ant juostos tiksliau, užrašas dar draugija, o daugiau nieko nematau, kas čia parašyta. Spėju, va čia turėjo būti laiptai, nes yra didesnė anga gerokai. Patekimai ant tų giedojimo tos vietos. Ten tas liukas, galbūt varpas buvo. Čia jau suvirsta dar tų vainikų metalinių krūva. Toks kaip sandėliukas. Durys įeiti, kunigui tikriausiai, kai būdavo aukojamos mišios. Pasakojimai yra iš tikrųjų nejaukesni, šiurpesni negu pati koplytėlė. Nieko, tiesą sakant, nepajutau joje ar nei nejaukumo, kaip kai kurie žmonės sako, kad nejauku į ją įeiti. Ir sakyčiau, dar gana gerai išsilaikiusi. O visi čia palaidotieji tegul ilsisi ramybėje. Šiam kartui tiek, iki kitų kartų.